pasakos. Labas visiems vaikams ir jų tėveliams, esantiems kartu su Gyvos pasakos YouTube platformoje. Su jumis mama Elfė. Na, o šį kartą Triušelis Petriukas ir jo pasaulis knyga Metų laikų pasakos. Pavasaris. Pirmasis skirsnis, skyrius galima sakyti, sėklų sėja. Triušelio Petriuko letenėlės lietė minkštą ir šiltą pono Makgregoro daržo žemę. Su pusbroliu Benjaminu jiedu tupėjo kone prisiploję prie žemės. Petriukas pastatęs ausis apsidairė aplinkui ir suraukė nosį. Tau tikrai atrodo, kad čia saugu? Sušnibždėjo Benjaminas, užsimesdamas tuščią medžiaginį maišelį ant peties. Petriukas linktelėjo, mostelėjo pusbroliui liuoksėti pirmyn palei sodo virvę, ištemptą virš dailiai grėblių išlygintos žemės. Tiesiai priešais juos stūksojo vazonų pilna pono Makgregoro pašiūrė praviromis durimis. Kad ir kaip smalsu buvo dirstelti vidun, triušeliai turėjo kitų planų. Juos domino tai, ką pagaliau bus galima sugraužti. Petriukas su Benjaminu pirštų galiukais nutipeno už pašiūrės ir vos neatsitrenkė į patį poną Makgregorą. Jiems pasisekė, kad jis buvo nusisukęs į juos nugarą ir kaip tik lenkėsi prie karšto muilino vandens kibiro ištraukti kempinės. Triušiai žiūrėjo, kaip ponas Makgregoras ėmė valyti murzinus savo šiltnamio stiklus. Štai, sušnibždėjo Petriukas, besdamas piršteliu. Jis pagaliau surado tai, ko jie čia ir atvyko. Benjaminas pažvelgė, į ką letenėle rodo jo pusbrolis ir pamatė visą eilutę rausvų lapuotų daržovių pupsančių ant žemės. Ridikėliai, sušnibždėjo Petriukas, kiek jų čia daug ir visi jie mūsų. Benjamino tėtis paprastai mėgo ridikėlius ir pažadėjo padaryti salotų, jeigu tik triušeliai parneš jų vakarienei. Grokšt, grokšt, grokšt. Ponas Makgregoras kempine brūžino šiltnamio stiklus. Abu triušeliai stebėjo, kaip sodininkas užsilipa ant medinių kopėčių, kad pasiektų stogą. Atsargiai pastatęs kibirą ant viršutinės kopėčių pakopos, jis ėmė švilpauti kažkokią neaiškią melodiją. Geresnės progos nebus, sušnibždė Petriukas ir abu triušeliai nuskuodė pirmyn. Benjaminas lysvę išrovė pirmą, Petriukas antrą ridikėlį, o tada ėmė krauti gėrybes į medžiaginį maišelį. Ridikėlis po ridikėlio ir maišelis visai išsipūtė. Petriukas sukikeno. Kur kas lengviau negu tikėjausi. Kai triušiukų maišas jau buvo beveik pilnas, Benjaminas staiga sustingo. Kažkas čia ne taip. Apimtas siaubo, jis žvilgterėjo į Petriuką. Ponas Makgregoras nebešvilpavo. Nebesigirdėjo ir kempinės gurgždėjimo. Iš tiesų visame sode stojo kurtinanti tyla. Atsisukę triušeliai pamatė tiesiai į juos, primerktomis akimis, dėbsantį iš įsūčio išraudusi sodininką. Triušiai! Suriko ponas Makgregoras ir atsivedėjęs paleido į juos permirkusią kempinę. Saugokis! Tūpdamas sukliko Petriukas ir kempinė praskriejo jam virš galvos, aptaškydama abu triušelius muilo burbulais. Triušiai kaip įmanydami sprūko skersai daržą, iš paskos tempdami ridikėlių maišą ir vėtydami žemes į šalis. Ponas Makgregoras suriaumojo dar garsiau ir vienu šuoliu nulėkė ant žemės. Pasileidęs per ką tik pasėtą lysvę, jis giliai įmynė pėdas rūpestingai užpurentoje dirvoje. Sugrįžkit! Rėkė siūtęs sodininkas. Čionai, sušuko Petriukas, bet vartai ten, sudejavo Benjaminas, rodydamas į priešingą pusę. Mes niekaip nepasprūksime. Pasitikėk manim, gaudydamas kvapą tarė Petriukas, apsukdamas ratą daržo galo link. Triušiai apšuoliavo pašiūrę ir nuskuodė šiltnamio link, sumindydami dar daugiau lysvių ir išvartydami visas šakes ir kastuvėlius.
Mano žirniai, mano pupos, mano morkos. Ponas Makgregoras lojo tarsi šuo. Kai Petriukas ir Benjaminas pribėgo kopėčias, įsiutęs sodininkas griebėsi akmens. Lenkis! Sušuko Petriukas ir akmuo praskriejo pro šalį. Nors ir nekliudė triušiukų, su didžiuliu triukšmu iškulė šiltnamio stiklą, tik tai torkšt. Kaip niekad įniršęs, ponas Makgregoras apsidairė aplinkui ieškodamas triušiukų. Bemat surado, kur jie slėpėsi, nes baltos jų uodegėlės kyšojo iš už kopėčių. Netokie jūs ir gudrus, niekšai, susiraukęs ir rėkdamas sodininkas stačia galva pasileido kopėčių link. Išskėtęs rankas jis taikėsi vienu ypu pačiupti abu triušelius. Dabar! Sušnabždėjo Petriukas ir bičiuliai dėjo į kojas. Tik ponas Makgregoras nebegalėjo sustoti. Jis rėžėsi į kopėčias ir tiesiai ant jo nelaimingos galvos nuvirto kibiras, sklidinas muiluoto vandens. Oi, dar pačiupsiu jūs, zuikiai nelaimingi! Rėkavo kiaurai permirkęs sodininkas mojuodamas kumščiais. Bet triušelių jau niekur nebuvo matyti. Visai netrukus Petriukas su Benjaminu prasispraudė pro sodo vartus ir nuskudė iki girios nė nestaptelėję. Nusimetęs maišą nuo peties, Benjaminas atsiduso. Tikiuosi, šie ridikai buvo verti tokio vargo. Verta buvo vien pamatyti tokias pono Makgregoro maudynes, nusišypsojo Petriukas. Abu triušeliai juokdamiesi nušuoliavo į Benjamino urvelį. Skaniai pavakarieniauti. Gyvos pasakas. Antrasis skyrius – pavasario žiedai. Gal nustebinsi mamytę nupiešę atviruką? Pasiūlė Petriukas. Šiandien ponios Triušienės gimtadienis ir ji ką tik išėjo iš urvelio susitikti su tvenkinio antimi Janina puodeliui arbatos. Šleputė, Plaušytė ir Baltauodegė sutarė, kad dabar tam pats tinkamiausias laikas. Mamytė dievina gėles pavasarį, užgiedojo Baltauodegė. Kiekvienas nupieškime jai jos mėgstamiausių žiedų. Jie visi tuoj pat ėmėsi darbo. Šleputė ir Plaušytė nurinko stalą, Baltauodegė nuklojo jį senais laikraščiais, o Petriukas išdėliojo pieštukus ir dažus. Netrukus urvelėje pasidarė visai tylu, girdėjosi tik pieštukų čiuženimas ir teptukų klanksėjimas stiklainėje su vandeniu. Pažiūrėki mano narcizus, sušuko Baltauodegė, iškeldama į viršų lapą pilną ryškiai geltonų žiedų. Šleputė susikaupusi dailino savo snieguolės, o Plaušytė atsargiai spalvino tulpes. Buvo sunku pasakyti, kokias gėles nupiešė Petriukas, nes jos buvo nusėtos didžiulių taškuotų boružių. Pažiūrėkit, ką radau eidama namo, sušuko mama, žengdama pro priekinės duris. Sveikučiai, pasisveikino voveriukas riešutukas, atšuoliuodamas pas triušelius. Atsargiai, sušuko Baltauodegė. Neaišku, ar tai Petriukas nuvertė vandens stiklainį, mėgindamas paslėpti savo atvirukus, ar tą padarė riešutukas, užkliuvęs už stalo. Kad ir kas buvo, vanduo išsipylė per visą stalą ir sugadino visą kruopštų triušelių darbą. Triušeliai ėmė taip šūkauti ir verkti, kad kilo baisi sumaištis. Kas nutiko? Sušuko ponia Triušienė ir atlėkė nešina pašluostę. Kai jos mažyliai paaiškino, kas nutiko, jai jų labai pagailo. Petriukas atsiduso. Norėjom tave nustebinti gėlių paveikslais. Kad ir kaip ponia Triušienė stengėsi išgelbėti piešinius, iš jų liko tik išmirkusio popieriaus košė. Labai miela, jūs tokie rūpestingi, ji dėkinga nusišypsojo. Gal pamėginkit vėl, kai viską sutvarkysiu. Riešutukas apkabino Petriuką ir kažką pakuždėjo iš triušelį į ausytę. Kokia nuostabi mintis! Petriuko snukutis net nušvito šypseną. Triušeliams susibūrus į ratelį, Petriukas išdėstė sesutėms naują planą. Netrukus Baltauodegė pirmoji paliko urvelį, po jos išėjo Šleputė ir Plaušytė, vesdamosios mamą už letenėlių. Kur jūs mane vedate? Sukikeno ponia Triušienė. Akys jai buvo užrištos skarele. Palauk ir pamatysi, juokėsi Petriukas ir riešutukas sekdami iš paskos.
Nesukčiauk, negalima žiūrėti, džiaugsmingai šūktelėjo baltauodegė. Saulė šildė ponios Triušienės snukutę, o jos ausytės pasiekė ėriukų bliovimas iš ūkio. Jie žengė į girią, jiems virš galvų medžiai skleidė šviežius lapelius, o kažkur pasislėpė geniai snapais kaleno medžių kamienus. Net bitės zvimdamos zujo pirmyn ir atgal. Čionai! Šūktelėjo riešutukas, rodydamas kelią. Miško gilumoje visiems tekdavo retkarčiais stabtelti, kad padėtų poniai Triušienei persikabaroti per susiraizgiusias medžių šaknis. Ar dar toli? Paklausė Petriukas. Riešutukas nusišypsojo ir parodė į proskiną netoliese. Sėskis, mamyte, paliepė Šleputė ir Plaušytė. Ar tu pasiruošusi? Paklausė Petriukas. Ponia Triušienė linktelėjo ir baltauodegė atšokavo atrišti mamytės akių. Su gimtadieniu! Sušuko triušeliai. Priešais juos per girią kiek tik akis aprėpė. Vėjai lingavo mėlynų linksmių laukas. Saulės spinduliai margino miško paklotę, oras buvo prisodrintas saldaus gėlių kvapo. Ponia Triušienė apstulbusi aiktelėjo, ji nežinojo, kad linksmės jau užsiskleidusios. Jos ilgai nežydės, šypsodamasis pasakė Petriukas. Kadangi linksmės tau labai patinka, nusprendėme, kad jos tave nudžiugins tiek pat, kiek ir mūsų piešiniai. Ponia Triušienė švytėjo iš laimės, o triušeliai susispėtė aplink jos apkabinti. Pamatyti jas apsuptai savo mažų yra pati puikiausia gimtadienio dovana. Gyvas pasakas. Mažasis lizdelis. Mažoji karietaitė, tai yra tokia paukščiukų rūšis, o jos vardas buvo Dženė, ilgiausiai ieškojo idealiausios vietelės lizdui susukti ir kiaušinukams sudėti. Galiausiai išsirinko gyvatvorę šalia kelio į ūkį. Jos mažytis apvalus lizdelis buvo jaukus, šiltas, be to jame tilpo 6 mažiausi kada nors Petriuko ir Benjamino matyti kiaušinukai. Dienoms bėgant, triušeliai atsargiai kišdavo savo ūsuotus snukučius į gyvatvorę pasiteirauti, ar Dženei nereikia jokios pagalbos. Gera jūs matyti, mieguista atsakydavo Dženė, bet aš mieliau pailsėsiu, kol perinu savo kiaušinėlius. Paukščiukams išsiritus, Petriukas su Benjaminu netruko suprasti, kodėl Dženė norėjo pasidžiaugti tyla ir ramybė. Nors ir mažiukai, ką tik išsiritę karietaičiai, yra tikri triukšmadariai. Mama, dar maisto, mama, dar maisto, mama, dar maisto, cipsėjo išsižioję paukščiukai, o pervargusi Dženė skraidė tai pirmyn, tai atgal į lizdą, snape nešina musėmis, vabalais ir voriukais. Vieną dieną, šuoliuodami pro šalį, abu triušiai rado vargšelę Dženę kūkčiant ant šakos. Gyvatvorėje jos paukščiukai čirpė ir visi kaip pašėlę keleno snapukais. Kas nutiko? Švelniai paklausė Petriukas. Mano vargšeliai vaikeliai nuolat alkani, kūkčiojo Dženė, o maisto čia beveik nebeliko. Bet juk aplink pilna vabzdžių, nusistebėjo Benjaminas. Buvo pilna, atsakė Dženė, kol čia neatsikraustė Džeksonai, vana ten. Ir ji parodė į šlapią murziną griovį gyvatvorės apačioje. Kas tokie? Pradėjo Petriukas. Atsiprašau, neturiu laiko pokalbiams, atsiduso Dženė. Turiu medžioti. Ji suplasdenusi plunksnomis purptelėjo nuo šakelės. Triušiukai susižvalgė ir pasilenkė prie žemės patyrinėti. Kvakt, kvakt, labas rytas, sukvarkė stora rupūžė triušeliams įkišus nosį po gyvatvorę. Kvakt, kvakt, tikrai labas, sukvaksėjo kita. Kvakt, kvakt, atsakė pirmoji. Aš sveikinuosi su triušiais, o ne su tavim. Kvakt, kvakt, ką? Prišuoliavus arčiau paklausė trečia rupūžė. Petriukas ir Benjaminas iš nuostabos išsižiojo. Griovyje gyveno mažiausiai 7 rupūžės, visos pasidabinusios puošniais aksominiais švarkais. Ar jūs esat Džeksonai? Pasiteiravo Petriukas. Pasigirdo visas choras kvaksėjimų ir kvarksėjimų, o tada visos rupūžės vieningai užkvarkė. Taip, aš esu ponas Džeksonas, prisistatė pirmoji rupūžė. O štai mano broliai,
Ponas Jacksonas, ponas Jacksonas, ponas Jacksonas, ponas Jack. Taip, skubiai įsiterpė Benjaminas, supratom. O ką jūs veikiate šiame griuvyje? Kokt, pradėjo pirmasis ponas Jacksonas. Mūsų upelis nuseko ir uždžiuvo. O čia suradome visai neblogą šlapią vietelę. Gal čia ir ankštoka, bet visai patogu. Kitas ponas Jacksonas ėmė ropštis pirmajam ant nugaros. Išsižiojęs jis prarijo didelį plaukuotą vorą, kuris netoliese audė tinklus. Petriukas pažvelgė savo pusbrolį. Jiems reikia ko nors imtis, kol rupūžės dar nesurijo viso Dženės maisto. O kas, jei padėtume jums surasti kokią erdvesnę vietelę gyventi? Paklausė Petriukas. Kvakt, pirmasis ponas Jacksonas išpotė akis. Ar ten bus gardžių lervų ir traškių vikšrų? Gausybė, nusišypsojo Petriukas. Pirmyn, paskui mane. Petriukas su Benjaminu rodė kelią visam šuoliuojančiam rupūžių būreliui į dumbliną pievelę prie tvenkinio. Ponas žvejas Jeronimas neprieštaraus pasidalinti savo teritoriją. Tiesa, Benjaminas sušnibždėjo Petriukui. Žinoma, neprieštaraus, nusišypsojo Petriukas, ten visiems sočiai vietos. Kvakt, ačiū, triušiai, sukvarkė vienas ponas Jacksonas. Jo broliai jau šuoliavo kas sau į visas puses, nes jų dėmesį patraukė vabzdžių sparnų zvimbimas ir slidus šliužų pėdsakai. Keletą dienų Petriukui su Benjaminu teko padėti namie, todėl jie visą savaitę nematė mažosios karietaitės Dženės. Bet, kai kitą kartą nušuoliavo prie jos lizdelio, išgirdo daug linksmo čiulbesio. Sveika, Dženė, šūktelėjo triušeliai. Labas, sučiulpėjo Dženė, iškišdama snapelį iš gyvatvorės. Jacksonai išvyko, paskelbė laiminga, o mano paukščiukai irgi nerimsta. Draugams prieš akis vienas po kito paukščiukai iškišo snapelius už mamos. Mama, cypsėjo jaunikliai. Dabar jie jau buvo gerokai paaugę ir apsiplunksnavę, beveik kaip suaugę karietaičiai. Manau, jau ir patys galit susimedžioti maisto, išdidžiai pasakė Dženė ir purptelėjo į orą. Triušiukai sulaikę kvapą žiūrėjo, kaip pirmasis jos mažiukas pašoko į orą ir suplasnojo sparneliais bei nuskrido. Gyvas pasakas. Pavasarinis tvarkymasis. Petriuką pažadino už lango čiulbantys paukščiai. Ar dar ne per anksti tokiam triukšmui, svarstė mažylis triušelis. Užsiklojęs galvą antklodę, jis pasijuto kažkaip keistai. Triušiukas lėtai pramerkė vieną akį, tada kitą, apsidairė, bet urvelėje viskas atrodė taip kaip anksčiau. Tada į Petriuko kambarį žiovaudamos įžengė sesės. Kas pusryčiams? Sumurmėjo mieguista balta uodegė. Pusryčiai, štai kas! Juk urvelėje jau turėjo pasklisti gardus maisto kvapas ir pasigirsti gaminančios ponios Triušienės keliamas šurmulys. Mama? Ištarė Petriukas, o tada sušuko garseliau. Mama! Labas rytas, gergždžiančiu balsu atsakė ponia Triušienė. Šiandien jaučiuosi prastai. Petriukas nušuoliavo į mamos kambarį. Jie atrodė kaip reikiant sunegalavusi. Nukarusios ausytės, iš abiejų pusių įrėmino liguistas snukutį. Ko gero truputėlį peršalau, atsiduso Petriuko mama, bet nesirūpinkit, netrukus būsiu sveika kaip ridikas. Gal aš galiu kuo nors padėti, susirūpinęs paklausė triušelis. Na, gali pasirūpinti savo sesutėmis, šypsodamas atsakė ponia Triušienė. Ir dar būtų labai miela, jei pagamintų mums visiems pusryčius. Taigi Petriukas susiruošė visai triušelių šeimynai užplikyti dilgėlių arbatos ir kuo atsargiausiai užkaitė virdulį. Jo sesutės taip pat norėjo padėti, todėl jie visi kartu papjaustė bandelių su serbentais ir aptepė jas sviestu. Tiesa, didžioji dalis džemo kartu ir visas kalnas trupinių atsidūrė ant žemės. Petriukas pasižiūrėjo į visą šią netvarką ir atsiduso. Kaip gerai, kad mama šito nemato.
Papusryčiavusi ponia Triušienė pasijuto šiek tiek geriau, bet triušelį įtikino mamytę dar pagulėti lovoje ir ilgiau pailsėti. Sugalvojau, šluodamas trupinius, Petriukas sušnibždėjo sesutėms. Gal ruošdamėsi pavasariui, kaip reikiant, išblizginkim namus ir nustebinkim mamą. Žinoma, sušuko baltauodegė ir iš džiaugsmo net šoktelėjo į orą. Puiki mintis, sutiko Šleputė. Gal pradėkim nuo kilimo, pasiūlė Plaušytė, tempdama už didžiulio kilimo patiesto ant grindų. Su kiekvienu timptelimu stalas sudrebėdavo. Ir staiga pasigirsta tarkšt. Vaza su gėlėmis tėškėsi ant grindų, o žiedlapiai ir vanduo susimaišė su pusryčių džemu ir trupiniais. O ne, griebk šluostę, sušnibždė Petriukas. Plaušytė nulėkė prie spintelės, bet vos tik atidarė dureles, šluotos kibiras užvirto ant jos. Bum! Tarkšt! Keberiokšt! Ša! Sušuko Petriukas, mosikuodamas letenėlėmis. Pažadinsi mamą! Pasisukęs pakelti šluotos, jis netyčia bedė jos galų į židinį ir iš jo išvirto 3 didžiulės pliauskos, paberdamos nuodegulius ant grindų. Vaje! Kuo toliau, tuo blogiau, gailiai sunkštė baltauodegė. Mums reikia pagalbos, šūktelėjo Petriukas išlėkdamas iš urvelio. Triušiuko sesutės kaip įmanydamos stengėsi sudėlioti viską į savo vietas, bet Petriukui sugrįžus jų namuose tebevyravo netvarka. Atsivedžiau tikrą tvarkymosi profesionalę, nusišypsojo Petriukas, žengdamas į priekį, o jam už nugaros stovėjo ponia Pelė Švaruolė. Kokia netvarka! Kokia nešvara, baisėjosi mažoji pelytė, purtydama galvą ir rišdamasi dryžuotą prijuostėlę. Vaje, nežinau, tie triušiai. Sakiau, kad bus blogai, susigėdo Petriukas. Ei, visi dėmesio. Ponia Pelė Švaruolė pamojavo letenėlėmis. Štai ko mes imsimės. Vadovaujami pelytės, triušiukai suviniojo urvelio vilnonį kilimą ir išnešę laukan pagaliau išdaužė iš jo dulkes. Ponia Pelė Švaruolė parodė Petriukui, kaip tinkamai išvalyti grindis. Pirmiausia, sušluoti šiukšles, o tada gerai išplauti šlapia šluostę. Nepersistengs su vandeniu, Petriuk, sušuko pelytė. Užteks. Vos po keleto valandų jie jau linksmai buvo sušluostė visas dulkes ir nublizginę kiekvieną baldelį, išvalė židinį ir pastatė naują vazelę gėlių ant švarutėlio stalviršio. Jų urvelis dabar buvo švarutėlis. Ačiū, ponia Pelė Švaruolė, džiūgaudami dėkojo triušeliai. Nėra už ką, kikeno ponia Pelė Švaruolė. Švariuose namuose gera gyventi. Perduokit mano linkėjimus mylimai mamytei. Ateisiu rytoj pažiūrėti, kaipgi ji laikosi. Tik pasakiusi, tai pelytė ėmė ir išskubėjo. Kitą rytą ponia Triušienė net aiktelėjo iš nuostabos, pamačiusi, kaip tvarkingai atrodo triušelių namai. Šaunuolis, Petriuk, sušuko jie. Ačiū, išsišiepė jis, bet tai ne vien mano nuopelnas. Prisidėjo visi. Ponia Triušienė vieną po kito apkabino visus savo triušelius. Ponia Pelė Švaruolė siunčia tau linkėjimus, pranešė baltauodegė. Petriukas nesiliovė šypsojęsis, matydamas, kaip mama grįžo prie įprastų darbų. Taip gera buvo vėl matyti ją sveiką. Gyvas pasakas. Tęsėme pavasario seriją. Ir šiandien apie vėjuotą dieną. Petriukas su Benjaminu pamažu stumėsi į priekį takeliu, priešindamiesi galingam dideliam vėjui, linkdami nuo jo gūsių, kurie kaip pašėlė plakė jų ausites ir priplojo ūsus prie snukučio. Koks puikus oras skraidinti aitvarą, sušuko Petriukas. Jo pusbrolis nebuvo tuo toks įsitikinęs ir tvirtai prispaudė aitvarą po pažasčia. Su kuriais skraidindamas lapus, vėjas atnešė pažįstamą balsą. O varge, ką man dabar daryti? Triušeliai kaip mat atpažino ponios Adatinos riksmą ir nuskubėjo į pagalbą. Jie rado mažąją ežiukę lauke visai nusiminusią. Ponia Adatina, kas nutiko, paklausė Petriukas. Vėjas, kūkčiojo ponia Adatina. Jis nunešė paklodę, jis nunešė mano pasijonius. Petriukas ir Benjaminas taip susižvalgė.
Ką turite omenyje, paklausė Benjaminas. Na, šįryt vėjas taip ėjo šuorais, kad mano skalbinių džiovinimo virvė ėmė ir trūko. Žiūrėkit, rožynuose pakibusios mano kojinės, o kas nutiko mano nosinaitėms, nežinia. Petriukas apglėbė ežiukę ir palydėjo ją prie nedidelių durelių kalvoje. Nesirūpinkit, ponė Datina, mes padėsime jums surasti visus skalbinius, patikino ją. Benjaminas surinko visas kojines ir jau ketino sekti iš paskos, bet vėjas jam ant galvos užpūtė didžiulį rankšluostį ir vargšelis parvirto. Susukęs rankšluostį į kamuolį, nusprendė nuo šiol būti dar atsargesnis. Ponios Adetinos namuose triušelius apgaubė malonus, ką tik išskalbtų skalbinių kvapas. Ar atsimenat, kas buvo sukabinta ant skalbinių virvutės? Pasiteiravo Petriukas. Žinoma, atsakė ponia Datina, patapšnodama savo per galvą. Leiskit man pagalvoti. Benjamino dėka jau radome kojines ir rankšluostį. Vadinasi, dar trūksta anties Janinos skaros, pono žvejo Jeronimo paklodės. Žinoma, atsakė ponia Datina, patapšnodama savo per galvą. Leiskit man pagalvoti. Benjamino dėka jau radome kojines ir rankšluostį. Vadinasi, trūksta anties Janinos skaros, pono žvejo Jeronimo paklodės. Žinoma, jis nesupyks, jeigu grąžins ją ne visai išdžiūvusią. 3 ponios Pranciškos Purkšės pasėjinių, dar 2 jos mergaičių suknelių ir 1 jų broliuko Tomo kelnių. Sugalvojau, sušuko Petriukas. Turime įsiropšti į didįjį ąžuolą. Galėčiau lažintis, kad iš tokio aukščio mes tikrai pamatysime visus dingusius skalbinius. Lauke vėjas buvo toks pat žvarbus kaip anksčiau ir triušiukai ilgiau neįprastai užtruko, kol užšokavo ant kalvos prie senojo ąžuolo. Dar net nepradėjo ropštis medį, jie pastebėjo rusvą anties Janinos skarą kabant ant vienos iš apatinių šakų. Na, šitą jau galėsim išbraukti iš sąrašo, sušuko Petriukas, atsargiai nukabindamas skarą. Tvirtasis ąžuolas per daugelį metų atlaikė daugybę audrų ir regis visai nesibaimino tokio žvarbaus vėjo. Vargšelis Benjaminas įsikibo pirmosios šakos ir nedrįso lipti aukščiau. Ar matai ką nors? Sušuko Petriukai, kuris jau buvo užsilipęs gana aukštai. Petriukas dairėsi tai kairėn, tai dešinėn. Aha, sušuko jis. Ką? Suriko Benjaminas. Petriukas nusijuokė. 3 pasėnius, 2 sukneles ir porą kelnių. Žinoma, ten buvo ir skalbinių virvutė, užkliuvusi už plačios gyvatvorės, kuri vingavo per ganyklą ūkio link. Nagi, suriko Petriukas, nušokdamas šalia Benjamino, palenktyniaukim. Netrukus triušeliai atšuoliavo prie gyvatvorės, suvyniojo nutrūkusią virvelę ir sulankstė skalbinius. Čia jau beveik ir viskas, trūksta tik pono žvejo Jeronimo paklodės, tarė Petriukas. Gal vertėtų jam tai pranešti, sutaupytume vargšelį Datinai laiko. Atvykę prie varliaus namų, jie nieko juose nerado. Gal jis išėjo žvejoti, svarstė Benjaminas. Triušeliai nuliuoksėjo per žliugsinčią permirkusią pievą prie tvenkinio, virš galvų laikydami skalbinius, kad netyčia jų neišmurzintų. Pasiekę vandenį, jie išvydo neįtikėtiną reginį. Ponas žvejas Jeronimas plaukiojo tai pirmyn, tai atgal ant lelijos žiedo, nešamas vėjyje plazdančios didžiulės baltos burės. Sveiki, vyručiai! Lėkdamas pro Petriuką su Benjaminu, nusijuokė patenkintas varlius. Niekad nepatikėsite, kas man šiandien nutiko. Aš savo žvejojau, bet staiga atskrido ši puiki burė ir užkliuvo už mano neandrakočio. Dar niekada nesu taip greitai lakstęs. Nemanau, kad tai burė, sušnibždėjo Benjaminas. Petriukas nusijuokė. Ne, tai pono Jeronimo dingusi paklodė pati rado kelią namo. Gyvas pasakas. Dingęs ėriukas. Pavasaris atėjo pamažu, iš pumpurų lėtai išsiskleidė lapeliai, o tada paukštelių giesmės atleido žiemos gniaužtus ir gamta įsibėgėjo visų pajėgumu. Petriukas skubėjo patikrinti, kas nauja ūkyje.
Kai lankėsi ten paskutinį kartą, ūkyje buvo vos keli maži ėriukai, bet dabar, prasispraudus po tvorą, jį pasitiko visa juoda ir pilka mekenančių mažylių jūra. Atlėkė aviganis Kolis Kepas. Petriukas aktelėjo: "Vaje, kokia daugybė mažų ėriukų!" "Šios Herdviko veislės avys ypatingos", paaiškino Kepas. "Jos gyvena tik šioje pasaulio vietoje, todėl turime tinkamai jomis pasirūpinti. Čia turėtų būti iš viso 29 ėriukai. Gal padėsi man suskaičiuoti?" paprašė aviganis. "Taip, žinoma", entuziastingai sutiko Petriukas. Skaičiuoti ėriukus pasirodė gerokai sudėtingiau nei triušelis tikėjosi, nes vos jam prisiartinus, avys pabėgdavo ir vėl susiburdavo kitoje lauko pusėje. Jam tekdavo kaskart pradėti iš pradžių ir vėl iš pradžių. 26, 27, 28. Turbūt būsiu apsiskaičiavęs. "Ne, tu neapsirikai", Kepas papurtė gauruotą galvą. "Aš irgi suskaičiavau 28. Vienas ėriukas dingo." Kažkas pastatė ausis netoliese sužėlusiame dilgėlyne. "Dingo ėriukas?" kažkas sumurmėjo bičiuliams nutolus. Ponas Lapinas visą naktį slankiojo po ūkį. Jis nenustygo vietoje iš alkio, todėl negalėjo atsispirti pamatęs tokią gausybę mekenančių ėriukų. "Vargšelis dingęs ėriukas", suurzgė jis, "nesirūpink, tuoj tave surasiu." Nusisukęs nuo lauko, Lapinas pakėlė galvą. Pauostęs orą vakaruose, užuodė kudražolės ir buožgalvius. Rytuose žydinčias obelis, o pauostęs orą sklindantį iš pietų, patenkintas nusišypsojo. Pietuose jis užuodė persigandusi mažą ėriuką. Ponas Lapinas prisimerkęs nutikino šalin. Laukuose Petriukas kai ką pastebėjo. Ar galėjo ėriukas pasprukti per šią skylę tvoroje? Paklausė jis Kepo. Tikrai, jį pakankamo platumo sutiko aviganis apžiūrėdamas skylę. Maža to, dygliakrūmyje kitapus tvoros matau įstrigusi Bilnos gamulėlį. Reiškia, jis čia tikrai buvo. "Palik tai man", šūktelėjo Petriukas ir lengvai šmurkštelėjo pro skylę. Pamažu braudamasis per dygliakrūmius, Petriukas ėmė rėkauti. "Ei, mažasis ėriuk! Be!" Kažkur toli pasigirdo bliovimo garsas. Petriukas ėmė skubiai brautis į bliovimo pusę. "Be!" Štai ir vėl. Klupinėdamas Petriukas staiga atsidūrė prie uolos krašto. "Be!" Iš apačios atsklido ėriuko blovimas. Petriukas pažvelgė žemyn, bet matė tik nuogus pilkus akmenis. Herdviko avių vilnos spalva visiškai nesiskyrė nuo akmenų, todėl triušiukui teks nusileisti žemyn, kad ką nors pamatytų. "Laikykis, mažasis ėriuk", sušuko Petriukas. "Ateinu." Triušiukas parlėkė atgal pas šunį Kepą. "Greičiau, virve, Kepai", skubino draugą. Ėriukas nukrito nuo uolos. Petriukas nušuoliavo atgal prie uolos ir ėmė lėtai leistis virve žemyn. Po keleto sudėtingų šuolių jis šiaip netaip nusikeberiojo žemyn. Kad ir kiek ieškojo, ėriuko niekur nebuvo matyti ir triušelis nejuokais sunerimo. Be! Vėl netikėtai pasigirdo ėriuko bliovimas, tik šį kartą jis sklido nuo uolos viršaus. Petriukas pažiūrėjo viršun ir pamatė jam mojuojant poną Lapiną. "Gal manęs ieškojai?" šūktelėjo Lapinas, o tada nutaisęs spigų balselį subliovė. "Be! Kaip miela!" Pasirodo, visą šį laiką Petriukas vaikėsi Lapiną, kaip jis buvo pergudrautas. "Na, neversiu savo mažo ėriuko laukti ilgai", nusišaipė Lapinas. "Jam turbūt labai vieniša tupėti tame miškelėje vidury dilgėlyno." "Ar turėjo omeny šitą maišą?" Kažkas sulojo ponui Lapinui už nugaros. Kolis Kepas atlėkė nešinas tuščiu maišu. Ponas Lapinas net pašoko iš nuostabos ir susviravo ant uolos krašto. Kepas pasileido link Lapino, šiam susipynė kojos ir jis nudardėjo nuo pakriaušės.
Driokšt, keberiokšt, ponas Lapinas nusirideno žemyn ir su trenksmu krito tiesiai ant dygliakrūmio. Per tą laiką Petriukas jau spėjo užsiropšti atgal ant uolingo skardžio. Dingęs ėriukas jau saugiai grąžintas savo mamai, pranešė aviganis ir padrąsinamai nusišypsojo triušeliui ištiesęs leteną, o tada padėjo užsiropšti aukštyn. Nuostabios naujienos, atsiduso Petriukas. Verčiau jau eikime užtaisyti tos skylės tvoroje, kol ponas Lapinas nesugalvojo dar kokios kiaulystės. Taigi abu bičiuliai juokdamisi grįžo pas savo brangėją Herdviko avių kaimenę. Iš apačios juos pasiekė labai įsiutusio Lapino, krapštančios spyglius savo iš uodegos keiksmai. Ai, oi, ak. Ačiū visiems išklausiusiems paskutiniojo skyrio iš Triušelis Petriukas ir jo pasaulis metų laikų pasakos pavasario dalies. Visiems tiems, kurie norėtų paklausyti visos knygos arba atskirų dalių, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, užsukite į Patreon platformą, susiraskite gyvas pasakas, prenumeruokite už simbolinį mokestį ir galėsite netrukdami klausytis pasakų iki valandos trukmės ir taip kokybiškai užimti savo vaikus. Ačiū ir iki kito karto. Gyvas pasakas.